Sveiki, mėlyje. Gražų tokį rytą, su lietučiu einu, tai dar taip nebuvę, o aš lietučių nebijau, todėl drąsiai darau pamoką, kuri vadinasi, kaip veikia diafragma jūsų nuotraukas. Nu, tuo tarpu nepamirškite pastatyti, spausti laiką riebų, būtinai prenumeruokit, paspauskit skambutį, kad nepraleiskit kitų video. Aišku, pakomentuokit, užduokit naujų temų. Pats svarbiausias dalykas – pasidalinkit su tais, kurie nori kažką sužinoti, kažką išmokti. Ir šiandieną kalbam apie diafragmą, tai iš tikrųjų nuostabi tema. Ir jinai jau kartojasi, kodėl? Todėl, kad vis atsiranda naujų mokinių, vis atsiranda žmonių, kurie nori išgirsti. Ir žinot kaip, lengviau, paprasčiau, kaip aš tai išėjau naujas video ir pasižiūrėti, nei ten kažkur tai ieškot po mano visą YouTube kanalą, kad atrast, kas buvo kalbama apie diafragmą. Na, o ir pamoka ne visada vienodai skamba, todėl vėl gali kažką naujo išgirsti ir taip verta paklausyti. Todėl pažiūrėk iki galo, manau tikrai nepasigailėsi, išgirsti kažką naujo ir važiuom į priekį. Taigi, diafragma, kas jinai yra ir ką jinai duoda, kaip keičia tavo nuotraukas. Diafragma pati yra objektyvė. Mes labai gerai šitą žinom, ar ne? Ir mes ją galim valdyti, uždaryti arba atidaryti. Visą laiką geriau turėti objektyvą šviesesnį. Tai yra galimybė, kai diafragma atsidaro žymiai daugiau. Tai, pavyzdžiui, ant objektyvų parašytas skaičiukas 1,4. Tokį objektyvą turint super. Tu turi didesnės galimybės atverti diafragmą, užverti diafragmą. Taigi, ši tema, aš manau, kad trumpai, bet drūtai pasakys, kad verta diafragmą naudoti. Ir jeigu tu jos nenaudoji, turminį nereguliuoji, tai daug prarandi. Diafragmos pagalbų mes turim tikrai nuostabų efektą tokį, kaip padaryti, kad fonas lietųsi. Ir kad lietųsi daugiau, mažiau. Taigi, objektyvę esančią diafragmą reikia reguliuoti. Ir priklausomai nuo to, kokį nori gauti efektą, kokį susiliejusi foną. Mes dabar dažnai gal irgi fotografuojame ir jau naujausiuose mūsų mobiliuose taip pat yra galimybė reguliuoti diafragmą. Ir štai šitą reikia taip pat žinoti. Bet skirtumas tarp jų yra didžiulis. Tai yra skaitmeninė diafragma ir yra optinė diafragma, kuri visą laiką yra nuostabesnė, įdomesnė, tai yra gražesnė, tikresnė. Žinot, prisimenu tuos laikus, kai iš analoginės fotografijos pereidinėjom į skaitmeninę. Ir atsimenu, kaip buvo žmonių, kurie sako, skaitmeninė, vis tiek ne tas, netikra nuotrauka. Todėl daugumas spardėsi visaip, kad išlikti prie analoginės fotografijos, fotografuoti juostelėje, kad gautas tikras nuotraukas ir taip toliau. Tai, žinot, kažkas atrodo panašaus ir dabar galima tokias paralelės suvesti, kai galima diafragmą reguliuoti mobiliam, kuri iš tikrųjų yra netikra skaitmeninė. Ir kartais gerai pažiūrėjus, matosi, kaip aplink žmogų atsiranda neryškumas, ar ne? Arba atvirkščiai ryškumas. Jinai neapima taip aplinkui. Jeigu jūs mane matot turbūt taip pat, kaip fonas liejasi. Ir štai skaitmeninė dar nėra tokia tobula. Viskas, aišku, tobulėja. Bet tikrai vienur kitur pasimato, kad tikrai ne tas piešinys, kokį duoda skirtingi objektyvai. Va šitą reikia labai gerai atsiminti. Būtent diafragmos pagalba šitie efektai gaunami, todėl kad tai yra optinė diafragma. Jinai tikra objektyvos. Ir kiekvienas objektyvas turi savo piešinį, būtent dėl jo konstrukcijos ir diafragmos pagalbos. Taigi skaitmeninė, ar ne? Dabar sakysi, tai ką jau dabar skaitmeninė? Jau dabar yra ir dirbtinis intelektas, kur išvis tu gali kažką beleką ten nufotografuoti ir įdėjus paprašius, gerai aprašius, tau jisai ir foną sulies, ir ką reikia padarys, pieš ir taip toliau. Taip, yra tokia galimybė, jinai vėlgi tobulėja, vėlgi eina į priekį ir ypač fotografai, reklamos fotografai jau ją stipriai naudoja, kad pakeistų, kad tokie dalykai kaip, kad gali būti
žmonės ir skirtingų rasių, kur tu Lietuvoje nelabai atrasi, ar ne? Ir būtent dirbtinio intelekto pagalba tu gali tai padaryti, tai pakeisti ir lyg tai būtum fotografavęs žmonės iš Eurazijos, iš Europos, iš Afrikos galbūt ir taip toliau. Taip, kad tokių galimybių yra ir diafragmas svarbiausia išnaudot, galbūt ne skirtumas tarp skaitmeninės, optinės ar dirbtinio intelekto didelio nėra, esmė tame, kad supras, žinot ir ją išnaudoti. Taigi diafragma yra nuostabus dalykas ir jeigu, kaip sakiau, neišnaudoji, labai gaila. Tad reiktų suprasti, kam jinai reikalinga. Jinai turi du prioritetus, ar ne? Jeigu mes turim fotoaparatą, skaitmeninį fotoaparatą ar analoginį fotoaparatą, tai mes žinom, kad mes turim objektyvę diafragmą, kuri reguliuojasi. Ir jinai niekur nedings. Kol mes turėsim fotografiją, tol mes turėsim ir diafragmą. Nesvarbu, kur, ar jinai bus mobiliam, ar jinai bus objektyvė, tai yra su fotoaparatu veidrodiniu arba vadinkim muilinė. Diafragma visą laiką bus. Todėl, kad diafragmos pagalba mes reguliuojam du dalykus. Pirma, tai reguliuojam ekspoziciją. Turime menį, kad mes turim galimybę nuotrauką patamsinti ir turim galimybę atlikti labai nuostabų ir fainą efektą. Taigi, kaip mes patamsinam, kokiu būdu diafragmos pagalba galim patamsinti nuotrauką. Tiesa, ne tik diafragmos nuotrauką galim patamsinti, bet galim patamsinti ir išlaikymo ir dar jautrumo, tai yra ISO. Šitie trys dalykai, vis aš kartojuosi, tai yra kaip ta šventoji trejybė. Jie viens be kito negali. Jeigu vieno galimybės didesnės nustatymo, tai kito mažesnės ir atvirkščiai. Diafragmos pagalba galima reguliuoti tamsumą, šviesumą, ar ne? Patamsinti nuotrauką arba pašviesinti nuotrauką. Bet tai veikia tik tada, jeigu mes nustatę fotoaparate programinį režimą M, kai viską nustatinėjom rankiniu būdu. Taigi, tada mes diafragmos tai yra pagalba, galim patamsinti nuotrauką arba pašviesinti. Tai reiškia, kad mes reguliuojam ryškumo gylį tuo pačiu. Tai antras dalykas, ką diafragma daro. Tai reiškia, kad ne tik tamsini nuotrauką, bet tuo pačiu tu ir didini ryškumo gylį. Diafragma atsidaro arba užsidaro objektyvę, ar ne? Diafragma tai yra panašu žmogaus akis. Tikiuosi, esat matę žmonių, kuriem reikalingi akinukai, silpnos akis, ir jeigu jie jį pamiršo, atėję parduotuvėje į vitriną žiūri, prisimerkia, kad pamatytų, kas ten parašyta. Arba dar mačiau daro kažkaip štai taip. Ir kągi, kai jie taip prisimerkia, pas juos padidėja ryškumo gylis. Jie pradeda matyti ne tik šalia, čia pat, skaityti kažką, bet jie gali jau įžiūrėti ir netgi paskaityti, kas yra toliau. Tai štai diafragmos pagalba mes galim tai padaryti. Užvėrus mes galim padidinti ryškumo gylį. Gerai, dabar sakys, kas tas ryškumo gylis, apie ką tu čia kalbi. Ryškumo gylis tai yra padidinimas arba išplečiamas ryškumas. Jeigu mes kalbam apie ryškumą, tai ką aš dėstau savo mokymuose, tai ryškumas nustatomas į vieną plokštumą ir ryškumas išlieka tik toj plokštumoj ir labai siauroj, ar ne? Jeigu aš prieš jumis stoviu dabar ir kalbu, tai ekranas yra vienoj plokštumė. Mano fotoaparatas fotografuodamas į ekrano pusę taip pat kitoj plokštumo. Ir kai nufotografuojam, ryškumo gylis labai mažas ir ryškumas tęsiasi į vieną arba į kitą pusę, bet jisai siauras. Tai mes čia kalbam apie ryškumą. Ryškumo negali būti 2, 3, 4 plokštumų. Yra vienas ir vienintelis. Ir gal jūs esat pastebėję nuotraukose, kur yra labai mažas ryškumo gylis, tai yra fonas liejasi ir netgi pirmas planas stipriai liejasi. Ir žiūrėk, kur nors ant stalo tarytum tokia kaip juostelė ryški. Tai jeigu tokią nuotrauką esat pastebėję, aš manau, kad dabar jums bus aiškiau suprasti, kad tai yra
ryškumo gylio juosta. Ant tiek maža, ant tiek siaura, kad jeigu žmonės stovi kartu šalia vienas kito ir kažkuris iš jų nors truputėlį toliau, tai žiūrėk, jau kažkuris iš jų yra neryškus. Tai štai čia ir ateina į pagalbą diafragma. Diafragma užvėrus, šiek tiek uždarius, tas antras žmogus pradeda ryškėti. Dar labiau uždarius, jau žiūrėk, ir trečias pradeda ryškėti. Dar labiau uždarius ir ketvirtas pradeda ryškėti. Turbūt įsivaizduojat stovintį chorą prieš save ir jums reikia jį nufotografuoti. Taigi, jeigu jūs suvedėt ryškumą į pirmą eilę ir bus ryški, antra, trečia bus neryški. Tai čia kalbant apie ryškumą. Bet jeigu kalbam apie ryškumo gylį, tai ateina į pagalbą diafragma. Ir kai mes diafragmą uždarom, labiau ar mažiau, tai yra tiek, kiek mums reikia, o tas tiek, kiek reikia, tai reiškia, kad mes norim, kad būtų visos 3 eilės. Tai yra visos choro 3 eilės ryškios. Tai diafragmą reikia tiek ir uždaryti. Dažniausiai kyla iš mokinių iš karto toks klausimas, o tai tada kiek uždaryti, kad visos 3 eilės būtų ryškios? Mėlėjai, čia jau ne receptas, čia jau nepasakysi. Ryškumo gylis priklauso nuo 3 dalykų, 3 būdų, greičiau taip. Nuo diafragmos, tai reiškia atidarom arba uždarom, ryškumo gylis didėja arba mažėja. Nuo atstumo iki objektų, kurį tu fotografuoji, tai reiškia, jeigu tu prieisi arčiau, ryškumo gylis mažėja, tai yra siaurėja, jeigu toliau atsitraukia, jisai didėja. Ir priklauso nuo objektyvo, kokį užsidėsi, tai yra nuo židinio nuotolio. Tarkim, gali užsidėti 50 mm, o gali užsidėti ir 24 mm plataus kampo, o gali užsidėti ir 85 mm siauras kampas, bet ir stipriai artinantis. Tai štai nuo šito 3 dalykų priklauso ir ryškumo gylis. Todėl paprastai tokį kaip chorą ar didesnį žmonių susibūrimą, aišku, fotografuosi greičiausiai su 24 mm, nei kad 50 ar 85 mm. Taip tu gausi, privėręs diafragmą kiek reikia, ryškų visą chorą. O kiek uždaryti, tik tai bandymo keliu gali pabandyti ir padaryti. Ir uždaryti tiek, kiek reikia. Galbūt uždarysi iš pirmo karto tiek, kiek reikia, o galbūt ir iš 10. Todėl tam yra praktika ir būtina praktikuotis. Tai yra labai, labai svarbu. Bet negalima uždaryti daugiau nei reikia. Nėra prasmės. Galbūt ir taip aplinka tamsi, o tu uždarydamas, tu dar patamsini. Reikia atsiminti, pabandyk prisimerkti akim ir tu pamatysi, kaip viskas tamsėja. Todėl neprisižaiskit ir nebūtina uždarinėti iki pačio galo. Svarbu dar vienas dalykas, apie kurį jau, man atrodo, praeitoje užsiminiau pamokoje, kad neprisižaiskit ir atverdami iki galo diafragmą, norėdami gauti tą gražų, tokį sulietą foną ir gražų efektą. Todėl, mėlėjai, neprisižaiskite su diafragma 1,4. Ypač jeigu fotografuojat renginį, šventes, nes turėsit kitu atveju daug neryškių nuotraukų. Kodėl gali būti neryškios nuotraukos? Todėl, kad ryškumo gylis labai siauras. Bet koks pajudėjimas nustačius ryškumą į priekį ir atgal, tai reiškia, kad išėjimas iš ryškumo plokštumos. Žodžiu, tikiuosi, kad jūs supratot, diafragmos prioritetai yra 2. Pirma, diafragmos pagalba jūs galit patamsyti arba pašviesit. Labą rytą. Ir antras prioritetas, kai jūs galit gauti puikų, gražų efektą, sulėdami foną arba jį paryškindami. Taip jūsų nuotraukos keisis, taip jūsų nuotraukos iš karto pagražės, todėl kad jau jūs dabar suprasit, ką reikia daryti. Mėlėjai, jeigu nori tikrai išmokti, sužinoti dar daugiau, tai yra galimybė mokytis pas mane 3 būdais. Ir mes tikrai puikiai mokomės, puikiai einam į priekį, pasirengdami vienokį ir kitokį būdą. Tiesa, iškart pasakysiu, nes irgi klausimų daug kyla, o ką man daryti, jeigu aš gyvenu kur nors Vokietijoje, Anglijoje, Danijoje, Norvegijoje. Tai
kas įsigyja, kas supranta iškart įsigyja, o tie, kas dar nežino ir panašiai, jokio skirtumo kur. Jeigu jūs pasirinkot mokyti savarankiškai, tai užėję pagal nuorodą, kuri yra po šio video, jūs galite tiesiog įsigyti kursus, kurie yra 6 arba 10, net 10 temų ir mokytis patys savarankiškai, kada norit, būdami kur norit ir kiek norit. Tai laikas neribojamas ir tai iš tiesų labai patogu, kur nors kelioniai, važiuojant, žiūri aparatą šalia, klausai, kas sakoma, darai pagal tai, kas sakoma, nustatai fotoaparatą, pabandai ir taip toliau, ir kelionė, tada tu gali puikiausiai, gražiausiai fotografuoti. Individualūs kursai mes mokomės tik tai tu ir aš. Tai visas profesionalus, visas dėmesys tau, visi profesionalūs patarimai būtent tau. Ir čia sako, bet tai aš gyvenu ne Lietuvoje ir mes negalėsim susitikti. Mes puikiausiai mokomės susijungę internetu per vienokią ar kitokią platformą ir aiškinamės viską, kad tu suprastum, apie ką eina kalba, kad tu suprastum, kaip veikia tiek diafragma, tiek išlaikymas, tiek jautrumas, kaip reikia fotografuoti, kaip laikyti. Tai yra ne instrukcija, o būtent gyvas pokalbis, kai tau aiškinama, kaip tai veikia. Tikiuosi šios temos pamokos jūs supratot, ką dabar, kokias turit galimybės reguliuodami diafragmą. Tai mes aiškinamės viską smulkiau, viską aiškiau ir tada jūsų nuotraukos staiga pradeda keistis. Individualūs mokymai tai visai kitas lygis, aukštesnis lygis ir mes štai taip mokomės tik tai tu ir aš. Daugiau nieko aplinkui nebūna. Na ir grupiniai mokymai, kai mes visi kartu turim galimybę diskutuoti, nagrinėti nuotraukas, galbūt išbandyti vienas kito fototechniką ir taip judėti į priekį besimokant fotografijos. Tai štai, na ir aišku, vėlgi, priminsiu, nepamirškit laiką, būtinai riebų didelį laiką dėti, prenumeruoti nepamirškit, uždėkit skambutį, kad nepraleisti kitų video. Aišku, pasidalinkit. Tai vienas svarbiausių dalykų, taip, mano video kels aukščiau YouTube'as ir daugiau pamatys žmonių, daugiau prisijung žmonių. Vat ir, aišku, pakomentuokit, užduokit naujų temų. Tai bus labai gerai ir taip mane paskatins eit kurt naujas temas ir taip mokysimės kartu. Taigi, mylėjai, iki sekančio susitikimo. Visiems gražios dienos. Iki.